Visi sveiki, su jumi vėl aš Šarūnas Gudunskas. Jūs pas mane svečiuose esat. Mes išleidom patalkutės. Patalkutės duodasi čia pirmin atgal. Po turgaus geriam arbatą. Džiaugiamės gražiu oru. Labai geras orelis. Saulė. Išleidau biškį prasimankštint pateles. Šiandien turgui dar daug žmonių prašė patelių. Pažiūrėsim biškį, turim čia gal kažką dar išleisim. Būtų čia ir protingiam žmonėms perėti, bet visi, manau, leis į lauką. Tai prašvilps perinčias pateles, tai galėsim pažiūrėti kažką tai skraidančio. Nu, pagalvosim dėl šitų paukščių dar. Mes dabar turim tokio dako. Produkcija. Dakohol. Tai va toks geras dalykas, labai naudingas daiktas. Kaip sakyt, rožinė spalva gal kelia nepasitikėjimą, bet jis toks geras daiktas. Reiškiasi, turi metionino, cholino, reiškiasi, būtinos sieros amino rūgštys, apsaugo kepenis, inkstus, reiškiasi, labai gerai riebalus į ląsteles pristato, reiškiasi, padeda kepenų veiklai, inkstų veiklai. Prie jaunų balandžių augimo labai svarbus yra veisimosi laikotarpiu, tai va, tai reiškiasi toks va dalykas labai geras. Virškinimui padeda. Superinis daiktas, turintis, reiškiasi, sudė cholinas, metioninas, gliukozė. Tai va, tai tokių va visokių dalykų. Girdykit, auginkit sveikus jauniklius. Tai bus ir skrydžiai, ir jauni stiprus paukščiai duos jaunus gražius paukščius. Dozavimas ten irgi labai toksai paprastas ir reiškiasi skraidimo sezono metu, čia perėjimo metu 2 matavimo dangteliai litrui geriamo vandens 2 kartus per savaitę. Skraidimo sezonui 2 matavimo kamšteliai į litrą geriamo vandens. Tai va, tai čia 5 dienas iš eilės. 5 dienas iš eilės. Tai va. Kepenys, inkstai, bus tvarkoj, geras apetitas pas jauniklius. Taip kad labai geras daiktas, kas supranta, man jums parodyt, o jums nuspręsti, ar tai naudoti. Tai va, paukščiukai, kaip matot, gyvi, juda. Dar murzini, dar mane nepatenkina tokie dalykai, bet jau žiema, žiema baigėsi.
snygis, lietus, leisim į lauką biškį, bus pasikeis. Eis maudytis daugiau. Nors iš ryto dar buvo pašalę, matau ant vandens ledukas. Ant vandens ledukas. Ten urzgia burzgia visa būda. Urzgia burzgia. Visi porytis nori. Nieks neporysiu. Čia šitie va paskraidys, kas liks. Paauginsim raudonų, paauginsim margų biškį. O taip ir prastumsim pavasarį, pats įdomiausias laikotarpis. Daug ką galima nuveikti. Tai va, bandysim kažką tai mes nuveikti. Įdomaus pavaikyti. Galadransus šitus. Čia jau patinų matau, tikrai visus išgaudžiau. Niekas, kaip sakyt, vurdalakų nėra, visi uždaryti. Tik patelės, tik patilkutės. Gražuolės. Šiukšlinėja. Viena dar matau kirpta, tik nežinau, plunksnas atauga ar ne, bet ar išpešiojau, reikės pasižiūrėti pas patilkutę, nes pamiršau, karpytus patinus apdorojau, jau plunksnas atauginėja. Patelės reikės visas patikrinti, kad duot sparną ir pradėti smarkiai vaikytis. Kažkaip paukščius išleidė šiandien ir nuo žemės nemušė, matyti jau turi ką ėsti, zarazotas. Turi matyti ką paėsti, kad neatlikia. Šaunuoliai irgi žiūriu su geltonu žiedu. Patelė labai gerai. Reikės su tėvu suporyt. Patelė jau sena. Motina, tai va reikės šustra patilkutė. Duot tėvui į porą, lai toliau augina. Kavinė labai šustri tokie paukščiai geri. Su mėlynu važėdu irgi mažiukus duoda, bet jie tokie labai gerai skraido, kai ant sparno atsistoja. Tai va, pavaikyti mes čia turim ką. Čia katkos 2 patelės. Tai va, pavaikyti turim, pavaikysim. Pasidžiaugsim dabar dar sąrašą padarėm prekių. Ronfrido reikia atvežti. Dako produkcijos padidinti. Tokių. Va tavo patilkutį irgi stipri. Kirpau, bet nežinau, ar išroviau plunksnas, kad atauktų. Reikės paskui peržiūrėti, bet gal neis maudytis. Čia vienas tankas subrido, bet pavyzdys
užkrečiantis. Nu, jau dar. Kad nesušlaptų paskui, kol išdžiūsta velnės tokiu oru. Tai va, berniukai, daug šaunuoliai šiandien turgui. Daug labai irgi nustebau. Žmonės susirašę produktus, viską tvarkingai. Nu, manau, bus patenkinti. Ką reikia, susipirko. Matėm, skaitėm, sako, viskas gerai, viskas patiko, nu, šaunu, smagu. Bent iki kažko tai dasibelsim ir tai yra smagu. Kad žiūrit, matot, renkatės, kas jums patinka, kas jums tinka. Ir ne tik pigesnius produktus pirko žmonės ir brangesnius, tai, kaip sakė, paukščiam negaila. Svarbu, kad tik tai tiktų, padėtų. Manau, kad pasielgia teisingai ir bus viskas labai gerai. Laukiu dabar girdamos vakcinos, jau tą visą išleidau, jau nėra ir dar žmonėm pritrūko, tai va, tai girdoma vakcina, 2 dienas pagirdot, 2 buteliukai, 2 dienos, jeigu paukščių daugiau, tai buteliukas apie 50-60 paukščių balandžių, tai 2 dienas ir 2-3 mėnesiai ramu. 4-valentė, paramiksas, salmoneliozė, sloga ir dar kažkas, neatsimenu, labai jau galva užkimšta šiandieną. Tai va, tai žmonės kaip tik dabar išbandys irgi ir matysim, kaip patiko, mes jau turėsim kitos vakcinos ir išbandysit jūs, kas tingi skiepyt, geriau girdit. Na tai va, bus visokių variantų. Visokių variantų. Ir skiepyt, ir girdit. Jau, manau, daugumas suprato, kad reikia būtinai skiepytis. Daugumas suprato, pas ką vakciną reikia imti. Tai yra smagu. Tai va, o dabar ką? Laukiam jauniklių. Laukiam jauniklių. Laukiam šiltų orų, savo paspirtukų suporysiu. Biški daugiau šilumos ir galės eit paspirtukai perėti. Mes paskui raudonus suporinsim. Raudonus ir kad dar vėlgi kartą kraują pramaišyti juodus. Nežinau, su baltais paliksiu arba su spalvotais prasukt. Turėsim naujo kraujo šviežio ir, kaip sakyti, savų paukščių. Dabar tik tai galvoju, ar savo senus bakinsiu suporit. Iš senų linijų. Pažiūrėsim, kiek čia paliks po skrydžių.
Paskui toliau pagalvosim, kaip čia elgtis. Dabar tai čia ant tų emocijų, ant tokio pavasario, ant pakilimo, čia orai atšylo dabar jau čia. Toks noras yra pasiveisti. Žiemą galvoju, kam, čia per daug jų. O jau vasara, jau mintis tokios durnos. Durnos mintis kyla. Bet mes jas išvaikysim, kaip sakyt. Kaip debesis išvaikysime. Nepasiduosim emocijom. Na, šiandien turgus smagus. Teko 2 kartus nosį iškišti, tai didelis. O dabar reikia pasinaudoti tokią progą. Visiems parsiduot, kažką nusipirkti, kol dar aktyviai darbų nėra, jokių sėjų, jokių kitokių darbų. Paskui sodai, daržai. Ir vėl visi įsibėgios. Taip, kad rinkitės ne tik į didįjį turgų, manau, bet reikia rinktis į kiekvieną turgų. Suvažiuot, susipirkti poras, daugumas jau perė, aišku. Bet kam dar trūksta, negalvokit, netempkit gumos. Kol dar žmonės turi ką parduoti, manau, skubėkit ir veiskit. Tai va, o mes laukiam, ką mes laukiam, kregždžių. Paukščiai ant dietos pasodinti, jau ant skraidimo normų sėdi visi. Norėtųsi tų kregždžių. Kregždžių. Ir tada į uodegą ilai skraido. Nors ir šiandien norisi toks dangus geras, gražus, tiesiog širdis spaudžia, toks mėlynas, toks švarus, ką. Tai paskraidyt norisi. Bet kažkur tai svolačių sėdi su žiūronais, laukia. Laukia, kada mes nuo žemės atsiplėšim ir užpuls. Tai va, vaikščiosim dar. Šlepsėsim žolytę ir niekur neskubėsim. Tai va, berniukai, tiek. Palepėt galima be galo, bet... Tai va, toks produktėlis. Pasiskaitykit. Galėsiu po video aprašymą įdėti. Tikrai labai vertas dėmesio. Sveikiems stipriem jaunikliams, kepenims, inkstams. Tai čia gal reiškiasi, kur yra pažeista paramikso. Tas vandeningas toks, kaip sako, viduriavimas, bet ten yra inkstai pažeisti. Biški, kaip sakyt, pamiščioje. Tai va, gal reikėtų jo pagirdyt. Sustabilizuoti situaciją. Tai va, tai tiek, berniukai, tiek daug, sakau, negydau. Aš rodau, o jūs renkatės. Kaip sakoma, kaip ir už video, nykštis į viršų, nykštis į apačią. Bet kokiu atveju gerai, bet kokiu atveju mumi mato, bet kokiu atveju, kuo daugiau mumi mato, reiškiasi, tuo daugiau populiarinam kanalą, su to pačiu ir balandininkystę. Ir priežiūra, kaip auginti sveikus, stiprius balandžius. Taip, kad visiems, kas mus žiūri, ačiū. Kas nežiūri, manau, ras mumi.
ir žiūrės. Iki malonaus.